Žinot, kaip ir vakar varžybose, kaip ir šiandieną mes daug tikėjomės iš antro penketo ir jisai nenuvylė. Jisai faktiškai kažkiek yra stipresnis ir mes žinojom, kad daugelį komandų stato daug statymų ant pirmo penketo, todėl jie stipresnius žaidėjus stato į pirmą penketą daugiau, antrus galbūt stipresnius. Todėl mes darėm atvirkščiai ir manau, kad šitas dalykas pasiteisino. Todėl labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, pirmas penketas irgi sulošė neblogai, o antras penketas tą padarė persvarą, paskui trečiam, ketvirtam kėlinukai mes praktiškai reikėjo tik tai ją išlaikyti. Jūsų komanda sezone nepatyrė ne vieno pralaimėjimo, kur yra šios komandos stiprybė? Mes jau 3 metai esame be pralaimėjimų, tai stiprybė, nežinau, galbūt vienybė komandoje. Iš tikrųjų, mes žaidžiam tokį gana atvirą krepšinį, aš daug duodu improvizacijos, vaikai tikrai gerai dirba iš tikrųjų ir tikrai džiaugiuosi už juos labai. Tai mes buvom labai tvirta komanda, tikrai žaidėm labai komandiškai, nebuvo tokių žmonių, kurie žaidė po vieną, visi žaidė tikrai pasavosi, tikra komanda mes esam ir todėl iškovojom. Kaip tai pavyko žaisti visų rungtynių metų nuosekliai, nekart nenuleidot rankų ir neleidot varžovam priartėti? Treneris mums davė labai didelį pasitikėjimą, mus labai skatino, mes susikaupėm, žaidėm kaip tikra komanda ir tikrai tai gavosi. Kaip pats vertinai savo pasirodymą, labai neblogas rungtynės sužaidėjai? Ačiū, išties neblogai, jaučiuosi, galėjau ir geriau, bet normaliai. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien.